Atsitiktinumų nebūna. Taip savo kanale jau esu pasakojęs ne kartą. Ir čia vienas iš tų atvejų, kai su Liudu aš pokalbį buvau susiderinęs jau seniai. Tiksliau paklausęs dėl pokalbio. Aš taip ir palikau ir prieš išvarant atostogų random parašiau, ar būtum laisvas, gal visai būtų fainiai rašyti pokalbį. Ir Liudas sutiko. Ir prašnekėjom daug apie viską, apie meną, apie kūrybą, apie tai, kas vidinė virtuvė, kas dedasi visam Klaipėdos lauke. Ir net nežinojau. Žinojau, kad Liudas turi galeriją, mačiau, kad tenais prasidėjo vėl aktyvūs darbai, bet kad pokalbis išeis prieš pat atidarymą galerijos, tikrai neįsivaizdavau ir nederinau. Ir Liudas nesakė, aš neklausiau datos, ir Liudas datos, man atrodo, kad nesakė pokalbį. Ir aš susidėliojau pokalbius būtent taip, kad pokalbis išeina prieš pat Liudo galerijos atidarymą. Dar kad mano atžvilgiu aš beveik netikiu atsitiktinumais, o savo kanalo kontekste apskritai netikiu atsitiktinumais. Ir dar kartą kartoju, kad atsitiktinumų nebūna ir viskas ateina savo laiku. Tad pokalbis apie menininko virtuvę, apie kūrėjo vidinį gyvenimą su Liudu Andrikiu jau tinklalaidėj Memeltalk. Atkaklumas, sakiau, ir įkyrumą. Manau, kad atkaklumas. Tai ir įkyrumo, manau, reikia tokio, kad, kaip sakant, surasti tą savo pirkėją. Kokia prasme, ne, kažkur eiti dalyvauti, kai dabar viskas yra ekrane, visi užtenka ekrano ir tu jau dalyvauji, bet susiduri su viso pasaulio, kaip sakant, ta vizualia kultūra ir nekultūra.